Sveiki gyvi, čia BaseQ gražiame fone. Šiandieną vėl grįžime prie CSS kalbos, įvedinėsime ją ir išmokysiu du naujus dalykus - visibility ir display, kas čia per velnias ir kam jie reikalingi. Kaip visada, aišku, geriausia yra parodyti. Pirmiausia, tai norėčiau susikurti paragrafą, tiksliau kokius 3 paragrafus. Kad suprastumėte. Na ir parašysiu 3 kalbas. Spalvas tai yra. Tarkim, raudona. Žalia ir mėlyna. Aha, taip, gerai. Mūsų tinklapis tai atvaizduos labai paprastai. Na, paragrafai, kažkiek tai tarpai. Gerai. Pavyzdžiui, dabar aš noriu, tarkim, kaip yra mūsų visas šitas listas, aš noriu panaikinti žalią spalvą. Na, aš nenoriu jos ištrinti, aš, tarkim, noriu ją redaguoti, bet nenoriu, kad kažkas matytų būtent. Taigi, pirmiausia, tai būtų, ko gero, reikėtų pasirašyti klasę. Na, kad nurodyt, pavyzdžiui, kad norėsiu žalią naikinti. Ir klasį priskirkim žalią, tarkime. Gerai. Ir čia nurodome, kad dirbsime su žalia. Ir dabar ateina du atributai ir kuom jie skirsis, toj pat parodysiu. Pirmas yra visibility. Visibility ir jo kitoj pusė po dvitaškio, na aš vėl tos pavadinimus pamiršau, būtų hidden. Štai. Ir kaip dabar atrodys. O tai atrodys štai taip. Mūsų žalia dingo, tačiau būtent toje vietoje, kur ta žalia buvo, ji atsirado tuščia vieta, tuščias spotas. Ir toliau visas mūsų tekstas eina. O jeigu aš dabar panaudočiau ne visibility, o display ir dar rašyčiau none. Tokiu atveju, pirmiausia, tai gal aš jo nerašysiu kol kas, kad, sekundėlę skambina. Ok, ne čia pataikė. Taigi, kur aš baigiau ištrinta, statom mūsų tinklapį ir mes matome, kad viskas grįžo į savo vietas. Tačiau, dabar jeigu aš žalią parašysiu su visai kitų variantų, su displayu, ir panaudosiu none, kas čia dadasi, visi skambiniai iš visų pusių. Persiprašau, čia mane puola telefoną iš visų pusių. Gerai, taigi, baigiam šitą pamokėlę greičiau. Kaip matėte, prieš tai, kai naudojau visibility, žalia mūsų spalva tiesiog dingo ir buvo tuščias spotas, bet jeigu aš panaudosiu display ir none, tokiu atveju mūsų žalia taip pat dings. Sekundėlę neįseivinau. Mūsų žalia taip pat dings, tačiau ir tas spotas pasinagys. Ta prasme, nebeliks tos tuščios vietos, kur buvo mūsų kažkoks elementas, kurį mes paslėpėme. Taigi, visibility tiesiog paslėpė spotą, bet jo vietą išlaiko vis dar. Neužleidžia kitiem elementam, o display panaikina mūsų elementą ir panaikina mūsų tuščią vietą ir jie atkelia visus sekančius elementus, kurie eina po jos. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.